širdį pats nuramai. Ir vėl jie kalba ir vaikšto, sklinda keisti garsai, jie braido per naktį. Ar jūs gyvi? Kantantis bando, niekaip nusiramint aš iki ryto. Tyliai, tyliai, tiksi namuose, tyliai, tyliai. Tyliai, tyliai, sienų lapėje, tyliai, tyliai. Ačiū! Ar jūs gyvi? Dainuojam? Viena viena, yra kita. Garsiau! Tada sustojau, einu tai ten, einu tai šiam. Ir kai sutems, ir vėl iš naujo rytoj, rytoj, rytoj. Aš esu mylėta, labai, labai, labai. Susirasi tu mane, nebyla, boy. Aš vis dar gyvas, bet nebepažįsti mane. Saulė nepakyla, pasakyk, ar liksi šalia. Luktel, luktel, dar viena minutė, luktel. Kodėl sėdit? Luktel, luktel, dar viena minutė, luktel. Naktis viena, naktis kita, kaip visada. Aš vėl iš naujo rytoj, rytoj, rytoj. Pažadu mylėti tave rytoj. Ar aš vis dar gyvas, ar nebepažįsti mane. Saulė nepakyla, pasakyk, ar liksi šalia. Luktel, luktel, dar viena minutė, luktel. Luktel, luktel, dar viena minutė, luktel. Stovi lentynoje, grojančio radijo. Nebemaršau, stovi lentynoje, grojančio radijo. Padarom triukšmą, bet man reikia šokti. Bet man reikia šokti. Luktel, luktel, dar viena minutė, luktel. Visi iš salės tą pajaus, tada mes duosime minčių nuo savo dangaus. Ir aš tik pradedu šnekėt, dalykai ima lydytis. Dėl to nes mane pasikvietė Ignitis. Sako, gal gali atrasti energetikui. Galiu drąsiai išdėstyti vietoj etikos. Apie tai, kas yra, apie tai, ko nėra. Apie tai, kaip jum reikalinga elektra. Nes iš tikro tai viskas svarbu viduj. Bet energetika nuo šiandien jau cool. Todėl tu supras, kad tai tavo likimas. Energetika iš tikro visai ne žaidimas. Bet tu gali žaist vardant spektro. Gali žinoti
žinot, ką darytum be elektros, kiek laiko išbūtum, ką darytum, jeigu negalėtum, jeigu elektros niekada nebeturėtum. Ir kaip suprastum, tarsi koks liuteris, ką darytum, baigia išsikrovus tau kompiuteriui, kur tu vietumės daiktus kitus paimtum. Sveiki visi šiandieną pavaidintum ir jau aš šiandien galiu paskelbti Bramsą. Aš galiu tiesiog padaryti jum čia tamsą ir vėl įjungti šviesą. Prieikite arčiau, tave dabar čia taiką pamatyti aš kviečiau. Ir kaip suprast, kur mintis sudėtos, pažiūrėkite, kokie stebuklai iš elektros įvyksta. Todėl segu savo sagas, su šituo daiktu jaučiuosi tarsi magas, užsitaisęs pats savo pabūklą. Su elektra gali padaryti stebuklą, o tu dabar pajaus, kas mano širdį. Šiaip tai be elektros nebūtų net IT. Todėl aš sakau, tai yra viskas. Jei nori gauti elektros, turi būti specialistas. IT ir vėl žodžiai mano vieta. Man atrodo elektra varoma pelėda. Su manim taip pat prie manęs priėjo. Dar galbūt aš gausiu daiktų ir idėjų. Pasikinkęs aš save tarytum vėjo jėgainę. Pas tave ateinu paimt saldainį ir pasakau vėl tą saldainį. Paėmęs aš darysiu jum vėjo jėgainę. Bet prieš tai tu išgirsk mano žodį. Čia stovi Pijus opera. Ar galit pamojuoti, kad pamatyčiau aš visus jie išgirdę? Nes šiandieną jau norim įsišildyt. Prieit arčiau, ką galėčiau dar paimti, kad įsiskverbčiau aš į tavo mintį. Galiu pakviest tave į savo kalną. Jeigu užsiimsi elektrą, dėvėk šalmą. Nes, mėly draugai, jau nebe vaikai. Elektra iš tikro tikrai ne jokai. Bet su jie jūs galit pasiekti pasaulio viršų. Galite išburt, bet ką iškiršiu, ką mes darom. Ir tai tikrai ne viskas. Matau, galėtum būti energetikos specialistas. Iš karto matos, vos tik pažiūrėjus. Iš karto kyla meilė, kyla man idėjos. Ir laivėjas visur, lai žodžiai girdis. Noriu, kad visi iškeltumėt širdis į viršų tam, kad visi matytus, kad ramiai galėtumėt pasitikti rytus. O aš noriu pasakyti, vos paėmus, kad visus kviečiu apsilankyti Elektrėnus. Pamatyti, kaip viskas veikia, kaip viskas vyksta. Iš kur elektra įvyksta. Dar prieš tai jums paminėti aš galiu, kad Kaune taip pat turite gerų reikalų. Pavyzdžiui, mintis tikrai ne paskutinė. Pavyzdžiui, Kauno hidroelektrinė. Daug paėmus įvairių šaltinių. Galim būt turtingi tarp valstybių paskutinių ir išsiverš taip, kad nepamirštų, kad galėtumėt pajudinti savo pirštą. Ar turime daiktų, dar kokių, kad aš paimčiau savo idėjų, save suėjau ir tik gausiu. Čia pasakojimai, ką darysiu, kai užaugsiu. Pasakysiu tau savo protektorių apie įkvepiantį švarios energijos sektorių, kuriame taip pat tu galėtumėjai būti. Mano mintis auga, jos auga po truputį. Ar girdi, kaip viskas ir važiuoja pro šį miestą? Aš pat šiandien atvažiavau čia su Tesla ir be jos nebūčiau pasikrovęs. Tai tada tikrai nematyčiau šios tikrovės. O dabar man miela įeiti į sceną, nes tikrai visa tai ne naujiena. Labas, žiūrėk dabar čia į mane. Ar galite paploti su jumis čia Giovanni? Tas vienintelis, kuris jūs apjungia. O šiaip jau dabar įėjus vos į sceną. Man gera pamatyt, man labai čia miela. Ir jie supranta, jie net neišmano, kad be elektros nebūtų šio ekrano, kad be elektros nebūtų net manęs pagimdę. Štai ir tokia turiu jums pasakyti mintį. Ir iš tikro, jie žinos, kai aš sakysiu vardan tos, jūs sakykite elektros, vardan tos, elektros, vardan tos, aš juokauju. Iš tikrųjų čia per daug būtų kraujo. Bet jei norit praplėsti šitą spektrą, kai aš sakysiu kietai, jūs sakykite elektrą. Kietai elektra, kietai, kietai, kietai. Visi supranta ir visi pagauna, kaip mintis mano į vieną krūvą susikrauna. Jie tik gauna, supranta, kas yra kas. Ar galite pakelt visi savo rankas, kad aš pamatyčiau, kiek daug čia susirinkusių. Ir visi stipriai man patinka, va. Taigi jau čia aš imsiu lydytis. Štai ir to išmokė Pijų Ignitis. Ir supratau, kas neįtikėtina. Atradau savo kelią aš per energetiką. Ir aš pats pasikinkęs šiandien vėją jum ir siunčiu šią vienintelę idėją. Lai susilieja, lai nieko netrūksta. Vardan elektros padarykit triukšmo. Arba ne dėl elektros, arba tam, kad visas mintis iš šios sektos norėčiau aš nuversti daug kalnų. Galbūt dar prieit prie kitų čia žmonių, kuriuos aš matau. Mano draugai mėly, aš norėčiau pamojuot tau, tavo kostiumėlį. Vos pamačius visiems čia ačiū. Matau, kad ir tu esi tikrai malačius. Mojuoja savo rankom, man rodo telefoną iš tikrovės.
telefoną aš tikiuosi pasikrovęs ir energijos esi įgavęs, o aš daug būsiu jum dalykų davęs. Nesigauna, šalną nusiimsiu, visą šitą laiką amžiaus prisiminsiu. Iš tikrųjų, jau mano mintis ima lydytis, paplokit dar, kad Pijus Opera ir Ignitis. Šitą muziką nežinau kodėl, bet galėjo groti. Mėlieji, su jumis buvo Pijus Opera ir čia tokia mano trumpa istorija, taip apie nieką kitą, apie Lietuvą. Viską surepuosiu nuo pradžių, nuo seniausių amžių. Lietuvai jau daugiau nei 1000 metų. Čia tau nemėgauti servelatų ant stalo per kalėdas. Brangus jaunuoli, tau turėtų būti gėda, jei tu nežinai vienos datos. Pirmą kartą, kada buvo paminėtas vardas Lietuvos. Taip, 1009, šventas Brunonas į Lietuvą atmynė ir buvo pagonių nužudytas. Bam! O tada šiek tiek vėliau, 1253, jei konkrečiau, vyko labai didelis balius, jis mindė tavo Lietuvos karalių. Mindė! Jo! Visi sakom jo, mindė! Tavo Lietuvos karalių, o vėliau mindė buvo nužudytas, kaip Tupakas nužudytas ir į valdžią atėjo kiti žmonės, tuoj papasakosiu ponai ir ponios. Gediminas tikrai nebuvo pėsčias vaikinas, rašė laiškus, kvietė pirklius, batsiuvius ir gydytojus, kalvius ir amatininkus, visus, kad tie biznį darytų pas mus jo. O kai valdovu tapo Vytautas, tai Žalgirio mūšį laimėjo irgi Vytautas, iki jūros juodosios Vytautas, teritoriją Lietuvos išplėtė Vytautas. O vėliau jisai nukrito nuo arklio ir numirė. O po daugiau nei po 100 metų Martynas Mažvydas dėdėms ir tetoms parašė pirmą lietuvišką knygą Katekizmas į lentyną. Dar išskirčiau tokį faktą, Liublino unijos aktą, nauja valstybė buvo sudaryta, kokia Žečpospolita. Ir visai netrukus, prabėgus porą 100 metukų jo, pasibeldė tuku-tuku į duris valstybės padalinimai, tuku-tuku. Pirmas pasibeldė, antras pasibeldė ir tada 1795 trečias pasibeldė. Ir tada nebeliko Lietuvos, ji buvo prijungta prie Rusijos. Žmonėms nepatiko tai, jie sukilo prieš caro valdžią, sukilo jo, bet sukilimai buvo numalšinti abudu. Sukilimai numalšinti jo, vieni sukilėliai buvo ištremti, o kiti tiesiog buvo pakarti. Tai Muravjovo darbas, čia Muravjovo darbas. Bet tauta nepasidavė paprastai, nes atsirado motherfucking knygnešiai jau. Stumdė knygas, vežė per sieną, daug kilogramų, kiekvieną dieną jo kontrabanda, kalėjimas ginklai, tai buvo kasdienybė knygnešių tinklai. Kaip tu manai, ar tu gyvent lengva buvo? Kaip tu manai, ar išeitis kažkokia dar buvo? Žmogau, aš tau galiu pasakyti, jei Jurgis Belinis nieks neturėtų ką skaityti. Buvo leidžiama spauda, varpas, o prieš tai aušra. Ir tada atėjo pasaulinis karas, o kai baigėsi tada signataras Jonas Basanavičius ir Smetona, Mykolas Biržiška ir Vladas Mironas, Klimas Tulinskis ir kiti pasirašė dokumentą, kad esam laisvi. Bet laisvę pasidžiaugiam neilgai, nes kur buvę, kur nebuvę, apbuvę sovietai, o tada fašistai, o po to vėl sovietai. Ir išėjo partizanai į miškus kovot prieš sovietų valdžią ne vienus metus ir prasidėjo gyventojų naikinimas, traukinių maršrutas Lietuva, Sibiras. Taip, žmonės buvo tremiami, šitą faktą tu turėk omeny. Ir jie matai troleibuse tremtinį, tik tu užleisk jam vietą piemenį. Šaunuolis, klausyk toliau, dar tau turiu ką pasakyti daugiau. Gyvenimas dabartinės Lietuvos buvo kitoks nei prie sovietų valdžios. Pavyzdžiui, bananai deficitas buvo, arba gera deša irgi deficitas buvo. Įsivaizduoju, Google irgi nebuvo ir Wi-Fi'us irgi nebuvo, nes paiešką vykdė KGB, o prieš KGB NKVD.
o tokie buvo poperiai, mėly Lietuvos hip-hoperiai. Visą tą laiką nenustoja degti viltis, kad Lietuva bus nepriklausoma šalis, jo. Ir tada perestroika prasidėjo, tautiniai jausmai sustiprėjo, įsikūrė sąjūdis, o jo pirmininku tapo Landsbergis, jo. Ir tada visi atsistojo, į Baltijos kelią atsistojo, susikipo Latvijos, tai lietuviai už rankų arba už rankovų. O 1990 metų kovo 11 atėjo ta diena ir Lietuva tapo vėl laisva. Ir atėjo tada sausio 13 ir gynė žmonės Lietuva. Ir jie manai, kad savi šaudė į savus. Tu pakrapštyk savo smegenus, savo smegenus, tu pakrapštyk dar kartą, smegenus, aha, smegenus, savo smegenus, tu pakrapštyk dar kartą, smegenus, jo. Ačiū, kad tu pakrapštėjai, ačiū, kad iki galo klausai, aš matau, tu smegenų turi, todėl viską puikiai supranti, kad Lietuvai viskas prieš akį. Reik tik nustot muždinderį, o dirbt ir gimdyt vaikus. Ne vieną, ne du, o 7. Arba truputį mažiau. Aš nežinau, daryk kaip nori, nes aš jau baigiau. Ačiū. Labą dieną, man labai šiandieną mėla, todėl dabar išgydau aš iš naujo savo sielą, kad suprastumai šiandien viską tu. Gal jaunimas gali man paruošti tokių daiktų, kad prieičiau aš prie jų ir kiekvienas pamatytų, kad šiandieną prie manęs jau dabar atvyko ir Pijus žiūri kaip visi aplink apkutę. Ar galite paploti Gabrielę Bartkutę, kuri man davė savo dabar pažymėjimą? Jis tikrai buvo vertas paminėjimo. Aš jums čia dėstau dabar repo paskaitą. Šitą panelę stato į savo sąskaitą, nes šiandien atėjusi į tanką aš paėmiau iš jos dabar šiandien Svetbanką ir dabar jau Pijus duoda žodį gryną. Vento skonio matau aš vazeliną ir operatoriams sunku net pro mane čia praeiti, o aš norėčiau jums visiems padidinti savo greitį ir pasižiūriu jau Pijus žodžių įpila man ką tik gavę, smiltė savo bilietą, ačiū tau labai, geriausia pamoka, bet mes šiandieną žinom, mes jau kalbam apie ką ir jau aš leidžiu jums dar vieną idėją. Davė vazeliną mentos, o dabar nivėja. Ar mes turime toliau kaip išminti taką? Aš matau ir repuoju savo repą ir jeigu mindau su savo žodžiais taką, bičas į mokyklą atsinešė pomšpaką. Nežinau, ką su juo reiks padaryti, norėčiau aš praeiti ir kitus dar pamatyti. Ar galima operatorių čianai dabar įleisti, kad galėtume visiems ne šiandien atleisti? Pijus paskaitą jums seniai jau paskaitė ir dabar 29 gimė Mikalauskaitė. 29, aš viską čia jaučiu, kiekvieną dar apeit ir toliau aš galiu. Ir aš jaučiuosi netruputį dabar pakvaišęs, šitas bičas turi jau vairuotojo teisės. Ir padarysiu tai, ko kiti nežino, aš Pijus opera ir aš nevairuoju net mašinos. Jaučiuosi prastas, vos tik tai surastas, o dabar čianai jau kyla šis balastas. Ir visi aplinkui mano vardą žino, kad manęs tu nepamestum, tau prireikia karabino. Ir aš toliau einu, šiandien žaidį, paėmiau į rankas aš dabar kažkokį baby, nežinau jau, keistas šitas ponas, čia leliukas ir kainuoja milijonus, toksai aš, tu klausai ir girdi, tai šiandien jau skamba mano pačio bitai, mes priėjom jau prie keisto etapo, man duoda pasidažyti, aš gražus ir be meikapo, tą galiu jums aš primint, atsimint ir vėl, ar mes turim dar paimti ką kažkokiomis eilėm, ir iš tikro, popierių jis naują plėšia, pažiūrėkit kaip Milena gražiai piešia, nežinau ką dar paminėti, aš ramus, aš pats norėčiau eiti į tokius namus ir iš tikro mes visi atspėti galime, kad tu būsi architektė, ką daugiau priminti jau, pajausti būdą, ką tik man į rankas davė savo dūdą ir aš net jaučiuosi truputį nekietas, net nežinau kas čia yra, gal čia mai klarnetas, gal čia mai fleita, gal jis sustabdo laiką, bet atiduodu jums muziką nesveika ir jaučiuosi jau, kad prieė šį etapą galėčiau su šia fleista virsti į Bachą ir pagroti jų muziką, tokią kokią moki, o dabar čianai atėjau daugiau parodyt, nes aš matau, ką veiki šiandieną tu, matau, kad tu iš Vilniaus, nes kortelę čia judu, ką daugiau primint ir paėmęs telefoną, galiu užvirti ant kėdės ir repuoti mikrofoną ir iš tikrųjų noriu duoti jums to, aš dabar filmuoju, padarykit biškį triukšmo, jau
žinau, kad pasimatytų jie. Ir dabar žinau, kaip sunku pasitikėti. Dar vienas telefas ar daiktų dar mes turime. Man atrodo, kad ne viską dar šiandien sukūrėme. Ir iš tikro, Pijus pakartos, šitos kortelės yra iš dausos. Jeigu tu skaitai pavadinimą, bet atrodo, kad supratau, ką mes minim čia. Ir čia nai tave Pijus jau prikaltų, nes šitos kortos apie dievus baltų. Siūlau tau to, aš tikrai domėtis, padedam toliau jau su kitais tikėtis. Galime eit į Kauno Akropolį, mano repas skanus kaip uždrausta opolį. Valgytum ir pajaustum iš visų šonų. Ir dabar yra keistų čia naiponų. Nežinau, mokytoja, paliksi tu negyvą, nes mokinys atsivežė prezervatyvą. Bet iš tikrųjų tai paminėti verta. Jeigu atėjai pas Pijų operą koncertą, tai iš tikro perduok savo draugiai, kad jei kažką bandyt gyvenime, tai tik tai saugiai. Matai kaip plaukia visą tai, jie jau suprato. Davė prezervatyvą, o dabar batą. Nežinau jau, toks jau lapas, pasiimk tą batą, nes negeras kvapas, o toliau dar paim kažką bereiks. Aš tik žiūriu, kaip jis mane apsupa daiktais, ir todėl aš duodu repą ir duodu savo grūvą. Pametei tų varžtą, dovanojo atsuktuvą. Padarykit triukšmo! Taigi, mėlieji, iš tiesų, dėl ko mes šiandien žaidimą internete ir turėjo galimybę laimėti mano koncertą. Ir ne tik mano koncertą laimėti, bet visa esmė buvo plėsti rūšiavimo į... Šitų tėvožėlis nuperka man ją dovanų. Sėdam su draugeliais į savo bemsų. Išvažiuojam į kelelį Laisvės prospektu. Spaudžiam gazą iki 102 kilometrų. Lenkiam visas sutraukas, nerodom posūkių. Žvengiam susirietę, klausom bumčikų. Tik staiga, kad žiūriau, nebesuprantu. Sumaišiau pedalus, realiai driftinu. Ir ant šitų žodžių mano ištartų 1, 2, 3 kapų, deškėmės į stotelių. Kaulai sutrupavisi, iš skausmų. Tonce visas leisgyvis ir kruvins nuo stiklų. Gelžgalis suknežinės ten pusę kaukolių. Va kas būna, kai tu bemsą gauni dovanų. Ir už vairo sėdi neišsilaikęs teisių. Čia po dogfeisu, mergas daro dogfeisu. Dogfeisu, dogfeisu, influencina vaizdų. Pilnas Instagramas jau tokių mergų. Kremokos reklamuoja, gauna pinigų. Dogfeisu, dogfeisu, mergas daro dogfeisu. Dogfeisu, dogfeisu, influencina vaizdų. Vieną dieną kremukos kvepaliukus, antrą. Trečią dieną žiūri, reklamuoja lubrikantą. Dogfeisu, dogfeisu, mergas daro dogfeisu. Dogfeisu, dogfeisu, surinks daug followerių. Merga per savaitgalį grįžta pas tėvus iš mokyklos. Sėda visi už bendro stalo. Tėvas 12 savo mergos klausė, kaip sekės mokykloj. Merga sako gerai. Tėvas jau nervinas, kad merga taip mažai kalba. Nėra santykio mergos ir tėvo namuose. Bet merga tiesiog nelabai savo tėvu pasitiki, nes merga uždirba už tėvą 6 gubai daugiau. Merga reklamuoja Instagrame kremukus, visokiausius jinai tenai reklamuoja.
Vieną dieną jai atsiunčia vienas prekės ženklas išbandyti vieną kremuką, nes tas prekės ženklas žino, kad merga yra influencerė Instagrame. Ji turi ten surinkusi 50 000 followerių. Jei atsiunčia to kremuko, jinai išsitepa veidą su to kremuku. Nu ir eina dienos, viena, antra ir trečia. Ir maždaug taip 4. dieną, kai jau jinai vėl grįžta pas tėvus ir sėdi prie pietų stalo. Ir jie visi kartu valgo. Ta merga žiūri, kad veidas kažkaip tinsta. Jisai pučiasi, taip tokia rievutė čia ant kaklo susidarinėja. Ir lūpos irgi taip truputį pučiasi. Motina jau atneša, deda ant stalo steiką. Ir merga tik tai žiūri, kad jinai yra visa ištinusi. Koks buvo dar nedidelis spuogelis ant veido, jisai irgi prisirpsta tas spuogelis. Ir tada neaiškaus kremuko tas spuogas pritvinksta. Tada tas spuogas sprogsta, visi pūliai eina į lėkštę įsterka. Ai, va kaip atsitiko. Duckface'u, mergas daro duckface'u. Duckface'u, surinks daug followerių. Pradžiai reikėtų, manau, kokio bitų. Jo, užsidedam bitą minimalų, tada reik biškį kažką tai galbūt pasamduot reikėtų lengvai. Jo, ir dabar, kai turim bitą, tada automatiškai kažkaip tai prašosi ir autotune iš karto. Suvažiavę visi sėdi savo kibiriuose, snukius panardinę saulė gražu lukštuose. Oi kiek kentu, prisirinko čia kentu, oi kiek kentu, parkinge kentu. Ant kapoto pasidėję sulčių ir degtinės, parkinge kentu, ant kapoto pasidėję sulčių ir degtinės. To jau bus sulčių paišimas naktinės. Oi kiek kentu, oi kiek kentu, parkinge kentu. Privažiuoja ekipažas jau prie vaikinukų, ne mes čia nieko nedarom, negėrimų nėra. Oi kiek kentu, prisirinko čia kentu, oi kiek kentu, parkinge kentu. Vypauja salono, jau langai užrasoja, kažin kodėl, gal dėl to, kad ten jau smirdi. Oi kiek kentu, prisirinko čia kentu, oi kiek kentu, parkinge kentu. Prisistatęs subwooferių į bagažines, bet pamiršom rado įstatyti smegenines. Oi kiek kentu, prisirinko čia kentu, oi kiek kentu, parkinge kentu. Oi kiek kentu, prisirinko čia kentu.
Kiek kentukų prisirinkę seniukai. Oi, kiek kentų prisirinko stovėjimo aikštelėse. Bičiukai pasistatė tokias sulankstomas kėdutės ir ten sėdi valandas. Nuo raginimo prekybos centrų aikštelėse ir tada mums mokesčių mokėtojų pinigais reikia viską sutaisyti. Oi, kiek kentų, oi, kiek kentų prisirinko čia kentų, oi, kiek kentų parkinge kentų, oi, kiek kentų prisirinko čia kentų, oi, kiek kentų. Oi, kiek kentų prisirinko čia kentų, oi, kiek kentų parkinge kentų jau, oi, kiek kentų prisirinko čia kentų, oi, kiek kentų parkinge kentų, oi, kiek kentų prisirinko čia kentų, oi, kiek kentų parkinge kentų. Ačiū. Ten. Ok, 3, 2, 1. Tau pavyks! Tau pavyks! Tau pavyks! Tau pavyks! Tau! Pasiplojam, šaunuoliai! Wow! Jo, kviečiam visus svečius scenos. Netrukus vyriausias šakolas kolega kartu su Saksofonu Johnny. Ar jūs pasiruošę? Davai triukšmą! Gal. Tiesiog nuotoja. Ar pasiruošę? Visiems šios scenos. Mano brangūs draugai, berniukai ir mergaitės, geriausia LR pamokų diena atėjo į pabaigą. Ir dabar pati maloniausia ir linksmiausia dalis. Ar galime padaryti triukšmą ir pasitikti Sylvester Bell? Dieve, koks glitterį. Gerai, koks geras. Kalėdinės,
Labai patinka. Pagroti kartu ežeruos. Everything gets in the way. Seems you cannot in this world, it's just us. It's not the same as it was. In this world, it's just us. It's not the same as it was. Acho que eu tô
Turime kartu. Ar kažkas girdėjo, jeigu neskambėtų? Jeigu negirdėtų, išdėliu savo. Ačiū. Labai nepatinka. Pačio gal. Prieš išėjom. Užmėsiu, kad man patinka, nes man jau.
prieš paskutinę dainą buvo išleista realiai, nežinau, prieš pusę. Jeigu negirdėjote, kviečiu paklausyti vėliau Spotify visose platformose ir nepažiūrėti. Pasakyk, kad liksi šalia. Luktel, luktel, dar vieną minutę. Luktel, 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 dar vieną minutę. Luktel. Naktis viena, naktis kita, kaip visada. Aš vėl iš naujo rytoj, rytoj, rytoj. Aš žadu mylėt tave rytoj. Ar aš vis dar gyvas? Ar tebepažįsti mane? Saulė nepakyla. Pasakyk, kad liksi šalia. Luktel, luktel, dar vieną minutę. Luktel, 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 dar vieną minutę. Luktel. Stovime tyloje, grojančio radijo. Nebenoriu šio, stovime tyloje, grojančio radijo. Nebenoriu šio, bet man reikia šio.
mokiniai. Ačiū Silvija. Ar turite būdą? Silvija Zygį kelionė, eina pašok. Let's go! Ateina šešėlių valdovas, jis priversus miegoti, jis brūkšteliai žinoti, ką veikia siela nakčia. Pakelkime rankas ir viršų! Už geriausią ever pamokų dieną. Let's go! Šlėkla leidžiasi saulė, palikdama pasaulį. Sėsti tamsoje, ateina šešėlių valdovas, jis priversus miegoti, jis brūkšteliai žinoti, ką veikia sielos nakčia. Paplojame ritmą, kas neturite reklamų. Ir patraukslaujam, mėly draugai. Let's go, let's go! Šlėkla leidžiasi saulė, palikdama pasaulį. Sėsti tamsoje, ateina šešėlių valdovas, jis priversus miegoti, brūkšteliai žinoti, ką veikia sielos nakčia. Šokame kartu, o nerealu, iširdis nokio tuo pačiu ritmu. Jau nebekyla saulė. Pasidarau bendrą nuotrauką, pakelkime rankas į viršų. Šokame kartu.
Jaunimas turime būdą. Aš mačiau, kad stovėjo mūsų operatoriai. Galim pakviesti ant scenos, nufilmuosim labai gerą pirmūdą. Ateikit kažkas su kamera. Nes turim jaunimą. Pakelkim rankas, į dešinę, į kairę. Pamoja, visi kartu. Yes, visi. Šimtokitės, jūs filmuoja. One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for, more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for, free from desire. Mind and senses scared body, free from desire. Senses scared body, free from desire. Mind and senses scared body, free from desire. Are you ready? Come on, put your hands up, put your hands up. Let's go. Dabar noriu sugroti labai gražią dainą ir perduoti linkėjimus nuo Donato Montvydo. Mes turim Giovanni Drum and Bass remixas. Apkabinkit savo draugus. Einam po šoktų ir padainuot. Labai mylėjau, maningi netikėjo, kodėl taip atsitiko, kodėl man nepavyko, meilės nežaidimas, toks mano likimas. Jaunimas, rankos, pakelkim rankas į viršų. Aš ją labai mylėjau, maningi netikėjo, kodėl taip atsitiko, kodėl man nepavyko, meilė tik žaidimas, toks mano likimas. Mačiau, kad labai gražiai dainuojat, galim visi padainuot kartu? Labai mylėjau, maningi netikėjo, kodėl taip atsitiko, kodėl man nepavyko, juk meilė tik žaidimas, tik toks mano likimas. Aš ją labai mylėjau, maningi netikėjo, kodėl taip atsitiko, kodėl man nepavyko, juk meilė tik žaidimas, tik toks mano likimas. Ar turim jėgų dar? Put your hands up in the air. Come on. Pakelkim rankas. Galim šiek tiek dar pašok. Let's go.
mano brangūs draugai, esam Žalgirio arenoje ir aš esu, galima sakyti, šiandien tokia kaip ir repeticija, noriu susigroti kelius kūrinius, kuriuos pristatysiu dar kitą šeštadienį, lapkričio 29, čia Žalgirio arenoje, Giovanni Arena Show, tai bus mano antroji arena. Beje, mano didžiausia karjera prasidėjo 8 klasiai, nekaltai mokytoja pasiūlė ir vat dabar tai darau ir man tai yra pats maloniausias ir mylimiausias darbas. Ačiū visiems, kurie palaikot ir dabar norėčiau sugroti vieną kūrinį, bet man reikia jūsų palaikymo. Ar galite uždėti telefonuose švieselės? Pažiūrės dabar. Mano brangus mokiniai, mano brangus draugai, ar jūs pasiruošę? Patrankit, pamajuojam dešinę, kairę, dešinę, kairę. Jaunimas, ar galim patriukšmauti? Rankos, visi pakelti rankas į viršų! Ar turėjot gerą laiką šiandien? Gal geras akimirkos? Pakelkime rankas! Kai pakeliu rankas į viršų, muzika tampa 2 kartus geresnė. Let's go! Pamajuojame dešinę, į kairę.
Aš manau, kad galim dar stipriau patriukšmauti. Mano brangus draugai, moksleiviai, padarom triukšmą visi! Gera matyti dušo. Ačiū šiandien, buvo labai gera. Come on, push your hands up. Kurie šiandien susirinko. Kitų kartų. Šiandien noriu pasveikinti su Tyli Tyli. Suveikit garsiai.
kartų. Ačiū labai, su mumis buvo Gynė Giovanė ir geriausia pamoka etos. Įsivaizduokite kokia. Sunku kalbėti apie tai. Ir dar vienas dalykas, jūsų laukiamiausias kojines. Pakelkite rankas, kad jūs matytų. Ir paskutinį kartą patriukšmauja mano mėly draugai. Ačiū, iki! Ačiū labai, saugiai grįžkit namo. Dar kartą linkėjimai mokytojams. Jums gerų mokslų.